Garbė Jėzui Kristui. Sveikinu jūs visus susirinkusius bendruomenės namuose, visus ir tuos, kurie ten slepiasi ir kas dar nebaigė šnekėtis. Bendrystė, aišku, yra bendrystė. Ir būti kartu, dalintis, jeigu norisi dalintis, yra gera. Tačiau dabar kviečiu jūs pradėti su trumpa malda. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Neatsitiktinai pradėjau mūsų susitikimą su Mergelės Marijos malda. Tikrai labai apgailestauju, kad šiandien negaliu būti su jumis, perduodu jums linkėjimus nuo jūros, nuo lietuviškos jūros. Taip jau gavosi, kad šiandien vedu rekolekcijas Klaipėdoje, šiandien ir rytoj, tai dėja būti kartu negaliu, bet buvau įsipareigojęs pakalbėti apie temą, su kuria mes vykstame į pasaulinės jaunimo dienos. Ir kiek sutapimas, kiek ne, tai kad renkamės tą dieną, kuri labai susijusi su tema. Šiandien švenčiame Viešpaties apsireiškimo dieną. Ir paskutinės jaunimo dienose, kurios dar buvo prieš pandemiją, tai jos vyko Panamoje, tų susitikimų tema buvo: štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūnie man, kaip tu pasakei. Ir tai yra žodžiai, kurie nuskamba būtent šios dienos Evangelijoje. Ir štai nuo Panamos per pandemiją mes pajudome Lisabonos. Lisabonos, kurios tema yra tęsinys to, kas buvo Panamoje. Ir Lisabonos susitikimo jaunimo dienų tema yra: Marija susiruošusi skubiai iškeliavo. Tarsi su jaunimo dienomis šiuo metu skaitytume Evangeliją nuosekliai. Šiandien mes švenčiame Viešpaties pradėjimą, liko 9 mėnesiai iki Kalėdų. Ir tam tikrą prasme tai yra laikas, kada esame pašaukti vėl sąmoningai pakviesti Viešpatį į savo širdį ir į savo gyvenimą. Mergelė Marija Panamoje sakė: štai aš Viešpatės tarnaitė, tebūnie man, kaip tu pasakei. Geras noras, geras pasiryžimas. Tačiau ar to užtenka? Gyvename pasaulyje, kuriame yra gerų žmonių, yra blogų žmonių, arba geriau reikia pasakyti, yra žmonių, kurie elgiasi gerai, ir yra žmonių, kurie elgiasi netinkamai. Tačiau dar yra žmonių grupė, kurie tarsi nesielgia nei gerai, nei blogai. Kažkas yra pasakęs, kad tam, kad blogis įsivyrautų, tai reikia, kad geri žmonės nieko nedarytų. Ir štai noras daryti gerą, noras priimti Viešpaties valią ir ją išpažinti yra geras noras. Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūnie man, kaip tu pasakei. Tačiau tai yra tik tai pradžia, atrodo. Toliau reikia keltis ir eiti. Tas keltis, kuris ateina iš dar anksčiau, iš jaunimo dienų vykusių Brazilijoje, ir tai yra vienas iš mėgiamų pasakymų pas mūsų popiežių, kuris ragina keltis ir eiti. Mergelė Marija, jauna mergaitė, pagal šios laikus labai jauna, ir dabar galvoju, bet man atrodo, kad pagal pasaulio jaunimo dienų visą reglamentą, ji pagal savo amžių net nelabai galėtų patekti į pasaulinės jaunimo dienas. Nes tada jai buvo kiek? 12-13 metų. Ir štai tokia mergaitė gauna tokią žinią iš Dievo.
Mes girdime jos sutikimą, kuris iš karto yra įgyvendinamas. Ir tam, kad mes patirtume tą įgyvendinimą, arba tam, kad mes ryžtumės įgyvendinimui tai, kad Dievas nori pasakyti mūsų gyvenime, per Marijos pavyzdį mums jaunimo dienose popiežius nori priminti, o tuo pačiu Dievas nori mums priminti, kad jaunimo dienos yra įvykis. Įvykis, kurio gyvenimas neprasideda ir kurio gyvenimas normaliai nesibaigia. Yra gyvenimas prieš jaunimo dienas ir yra gyvenimas po jaunimo dienų. Tai, ką mes girdime Evangelijoje apie mergelę Mariją, mes girdime apie įvykį, kuris įvyksta tuo metu. Mes praktiškai tik iš tradicijos žinome, kas buvo su mergelė Marija prieš tai. Bet iš to, kaip ji pasielgė būtent šiuo momentu, kai Viešpaties angelas atėjo ir apreiškė jai Dievo valią, mes galime suprasti, kad tam, kad tas įvykis būtų turėjęs jos gyvenime vietą, buvo svarbus pasirengimas. Svarbus pasirengimas per visą jos gyvenimą. Mes negalime laukti įvykio ir tada pradėti rengtis. Jau bus per vėlu. Čia panašiai kaip gydytojai sako, kad jeigu mes gerime vandenį tada, kada mes ištrokštame, mes gerime vandenį tada, kada jau yra per vėlu. Nes troškulys yra ženklas iš organizmo, kad jis patiria stoką ir patiria žalą. Todėl mes turėtume rengtis Viešpaties valios priėmimui ir po to įgyvendinimui. Mergelė Marija, kuri gauna iš tiesų didžiulę žinią, galėjo pasilikti su tą žinią pati savo. Galėjo likti viena, galėjo nukreipti savo žvilgsnį į save, galėjo pradėti džiaugtis, savyje. Bet gausi šį žinią, ji ne šiaip keliasi. Ji susiruošusi skubiai iškeliauja, skubiai leidžiasi į kelionę. Dievo priėmimas į gyvenimą, Dievo priėmimas į savo širdį labai aiškiai duoda žinią. Tu negali likti toks, koks buvai iki žinios gavimo. Toks, koks buvai iki pašaukimo. Toks, koks buvai iki Dievo atradimo. Mergelė Marija išskuba tarnauti. Išskuba dalintis savo gyvenimu. Išskuba dalintis savimi. Ir kai ji ateina į Elzbietos namus, Elzbietos, kuri irgi patyrė nuostabų Dievo prisilietimą, ji, būdama senyvaus amžiaus, susilaukė vaiko. Ir tas susilaukimas žmonių akyse nuo jos nuima gėdą. Žmogiškai. Jis svaigsta nuo tos minties ir to džiaugsmo, kad ji tampa motina. Stebuklingų būdų, iš Dievo malonės. Ji yra ta, kuri galėtų būti užsidegusi ir norėti dalintis. Bet sutikusi su Marija, ji pradeda garbinti Dievą. Susitikimas dviejų tikinčiųjų, susitikimas dviejų tų, kurie yra sutikę Viešpatį, tampa šventosios dvasios išsiliejimu. Tampa tuo, kas pripildo kitą. Per šias jaunimo dienas mes esame pašaukti eiti į santykį. Esame pašaukti iš tiesų skubėti vykdyti Dievo valios. Skubėjimas šiandien yra daugeliu iš mūsų gyvenimo dalis. Mes esame, atrodo, priversti nuolatos skubėti, nuolatos bėgti. Tačiau yra geras skubėjimas ir yra blogas skubėjimas. Blogas skubėjimas, kai mes dėl skubėjimo plaukime paviršiumi. Kai dėl skubėjimo niekam neturime laiko, niekam neturime noro ir kai bandome tik tai imituoti susitikimą. Geras skubėjimas, kurį mums demonstruoja Marija,
yra skubėjimas, kai mes netidėliojame to, kam esame kviečiami. Kada mes tame, ką mes darome, atiduodame visą save. Dievas kviečia mus trokšti įvykdyti jo valią ir nedelsiant ją pradėti vykdyti. Paskaitykite Švento rašto ištrauką, kurioje visą tai vyksta. Pabandykite pabūti mergelės Marijos kailyje, kiek tai yra įmanoma. Kiekvienas iš mūsų turime Dievo prisilietimą. Kiekvienas iš mūsų turime Dievo pašaukimą ir Dievo kvietimą vykdyti jo valią. Pabūkite Marijos kailyje, Marijos vietoje ir pabandykite pagalvoti, ar skubiai kėlėtės tą valią vykdyti. Galbūt išsigandote, galbūt pasimetėte, galbūt neišdrįsote. Kodėl? Pabūkite Elzbietos vietoje. Kai sutinkate tą, kuris arba kuri trokšta ir skubiai vykdo Dievo valią. Kaip šventosios dvasios pliūpsnis ateina ir į jūsų gyvenimą. Jaunimo dienos nori pasakyti mums kiekvienam. Kiekvienas iš mūsų esame Dievo palytėtas. Kiekvienas iš mūsų esame Dievo pašauktas. Kiekvienas iš mūsų esame pašaukti nešti Dievą į kito gyvenimą. Ten, Lisabonoje, susirinks milijonai. Milijonai panašių vienas į kitą ir tuo pačiu visiškai skirtingų. Milijonai, kurie galės vienas kitam save dovanoti ir vienas kitą priimti. Mes leidžiamės į kelionę skubiai vykdyti Dievo valios. Susitikti su Dievu per kitą asmenį. Tapkime to susitikimo dalyviais ir bendradarbiais. Būkite palaiminti ir iki kito susitikimo su Dievu.